Kodėl garažas tuščias ir kur dingo golfas? Apdeitukas. Nuėmiau tą vieną lempą, kuri trukdė. Tai su elektra prasti popieriai. Kaminą reikia užkišti kažkokiu būdu. Kas čia per vieta? Kaip čia atsirado golfas ir ką jis apskritai čia veikia? Ką mes padarėme golfui per daugiau nei 1 metus ir kodėl progresas toks lėtas? Kaip baigėsi vairo kolonėlės keitimas? Dabar prieš kamerą aš galiu nepataikyti. Nepataikyti. Kokie mūsų autoparko ateities planai? Kur dabar yra Seat Malaga? Apie tai ir dar daugiau kalbėsime šioje serijoje, bet apie viską iš eilės. Praėjusioje serijoje mes su Amber bandėme ištraukti golfo vairo kolonėlę, nes ši trukdė įdėti dujų išmetimo vamzdį. Tai yra išmetimo kelnis. Šitą dalį mes išėmėm keisdami variklį su Eriku, dėl to, kad mums trukdė. Ir dabar, kai variklis jau yra įdėtas, šitą detalę nebetelpa. Štai kaip mums sekėsi. Aš filmuosiu, tu papasakok, ką mes čia padarėme. Nežinau. Užteko poros smūgių plaktuku ir vairalasdė nusimovė nuo vairo kolonėlės. Tai kaip ir šitą vietą mes išsilaisinom. Dabar... Ką dabar darysim? Plaktukų mušam šonus ir išiminės. Nu, davai. Va, čia yra sriegis, ant kurio užsisuka veržlė. Jeigu mes čia daužysim plaktuku, mes sugadinsim ir daugiau ta veržlė nebeužsisuks. Nesvarbu, kad galbūt šitos antgalius reikės keis, bet anyway, taip daryti nereikia. Todėl mes čia užsisukam veržlę, tam, kad nesugadinti sriegio pradžios. Tai dabar, realiai, jeigu viskas super lengva, tai taip, tu stuktelsi ir jinai šoks, bet dažniausiai... Nu, čia stipriau reiks vožtų. Šitą dalį yra užspaudęs va šitas va metalas ir realiai smūgį reiktų duoti per jį. Ta išlipus iš duobės reikėtų atsitūpus ir bandyti stuktelt. Tai man trenks to plaktuko ar nebe? Ne. Mes truputį jį stumtelsim į viršų. Gavus smūgį iš karto išstumti į viršų. Nu ir viskas, dabar čia voštelt reikia. Man voštelt ar tu voštelt? Voštelt, aš paleidžiu. Ačiū. Dabar prieš kamerą aš galiu nepataikyti. Pataikiai. Pataikiai. Nepataikiai. Štai taip. Geras dar angaliukas. Geras? Šitas dar geras. Tai tik ta veržlė bloga bus? Ne, ta prasme detalė gera, bet jeigu mes sugadinam sriegį, tai teks keisti. Dabar tą patį reikia padaryti kitoje pusėje. Nu, padaryti geriau biškį. Užsisukam šitą. Daugiau. Gerai. Šitą galim sukti, kad nepamesti. Nu, tai kas dabar? Po to pradėjome klibinti kolonėlę, kol galų gale ją ištraukėme. Bandyk savo nukelt. Nukėliau. Nu, tu smėgį nusikėlė? Taip. Nu, tai tada bandom dabar į tavo pusę ištraukinę. Gerai, dabar čia yra užstrigę. Tai mums reikia persukti. Bandyk. Bet dabar tavo tos dvi metaliukai užstrigo dabar. Mano pirštas dabar užstrigo. Gerai. Taip. Dar stunk. Gerai, dabar bandom stumti. Vieną pusę.
Nu tai aišku, kur tu čia prakiši? Planas suveikė, dabar galime įdėti išmetimo vamzdį. Ačiū Vyteniui už naują įrankių komplektą, kuriame yra 13 ilga galva, kurios aš iki šiol neturėjau. Štai jį mums ką tik padėjo. Bandom dabar sumontuoti tą išmetimo sistemą, kurią mes čia senai turėjom jau sumontuoti. Oh my god! Įsidėjo! Turim tarpinę, kažkodėl voltas 2 atvežė, bet man reikia vienos. Žiūrim, ar netinka. Ir tarpinė turi būti čia. Tai reiškia, viskas mums tinka. Šitam daiktui tikrai 10 metų yra. Ir čia yra tokia kaip ir aukštos temperatūros tarpinė, kadangi aš čia truputį su tuo išmetimu šlifavau, ten ne viskas gerai gavosi. Manau, kad tai tiesiog geriau užsandarins. Tai pabandom dabar užpurkšti iš abiejų pusių ir susukti viską. Gerai, dabar mums reikia veržlių. Reikia 4, o turim 3, reiškia naudosim 3 naujas ir 1 seną. Užsidėjo. Dūda. Man nereikėjo palauk, kol jis nudžius? Nežinau. 1. 2. Jis gerai limpa. Reikia sukt greičiau. Ten trūksta 1, kurį gauti. O, ne. Dedant kolonėlę mums gali tekt, norėsim pajudinti šitą duslį. Jeigu prisuksim, tai nepajudinsim. Tai kol kas tik tiek prikabinu ir dabar keliamės prie vairo kolonėlės. Ta proga, kad kolonėlė išimta, galime susipažinti su jos konstrukcija ir atlikti lengvą aptarnavimą. Vairo kolonėlė yra ta dalis, kuri vairo pasukimo judesį perduoda ratams ir dėka to automobilis važiuoja ten, kur mes norime. Pradžiai reikia nuimti vairo traukes, kurias keisime naujomis. Viena atsisuko labai lengvai, o kitai prireikė rimtesnių įrankių, kurių mes neturėjome, todėl improvizavome. Kolonėlės konstrukcija labai paprasta, todėl net tą darant pirmą kartą viskas gana aišku. Sukame varžtus, išimame ir išvalome dalis nuo purvo ir seno tepalo. Išplauname korpusą, tam naudosime šepečius, teptukus, chemiją, šluostes ir suslėgtą orą. Pašalinus teršalus nuo kolonėlės korpuso, tepame judančias dalis šviežių tepalų, surenkame viską atbuline tvarka ir tikriname, ar veikia. Atvirus galus apsaugome, kad montuojant nepatektų teršalų. Viskas.
Darbus su kolonėlė pabaigėm, aš ją įstačiau, to nefilmavau, nes tai visiškai neįdomu. Ir toliau perinu prie priekinių stabdžių. Darbus pradedu nuo stabdžių diskų apsaugų nuėmimo, tai žinoma, nėra taip, kad atsukai 3 varžtus ir nusiėmė, viskas yra užudė, nieks nesisuka, galvutės prasisuka, todėl teko išsitraukti kibirkštinį raktą ir jau tada pavyko išsukti. Stabdžių diskų apsaugas nusipirkau naujas, ten po 3 eurus kokius, tik tai jos buvo tiesiog cinkuotos, taigi padengiau juodais dažais, kad liktų šiek tiek ilgiau apsaugotos. Jas prisukdamas naudoju vario tepalą, jeigu reikėtų kažkada atsukinėti, didesnė tikimybė, kad atsisuks. Ir žinoma, naudoju naujus varžtus. Stebulės patepu vėlgi vario tepalu, kad neprirūdytų stabdžių diskai. Stabdžių diskus nupirkau kažkodėl truputį per storus, dėl to ateityje kilo šiek tiek sunkumų, bet apie tai truputį vėliau. Perinu prie suportų. Vienas iš jų buvo šiek tiek stringantis, taigi abu nusprendžiau šiek tiek aptarnauti. Pradedam nuo išardymo, išsukam tai, kas išsisuka, tai yra stabdžių žarnelė, nuorinimo varžtas ir išimam stabdžių cilindriuką. Kadangi žarnelės naudosim naujas, tai senasis galima tiesiog nupjauti, taip lengviau bus jas atsukti. Nuorinimo ventilį pakaitinu tam, kad lengviau atsisuktų, kad nenulūžtų. Imu Vytenio padovanotą įrankių dėžę, ten yra ilgų galvų. Šitą truputį per didelė, šitą kaip tik. Pasiimu plaktuką, sunkiai ant rūdžių užlenda, reikia truputį pakalt. Pakalam, imam terkšlę ir po truputį sukiodami pirmin atgal, praklibinam ir išsukam tą nuorinimo ventilį. Taip, ventilis lieka galvutėje, jis ten užstringa ilgam. Stabdžių skystis atrodo baisiai, jame buvo drėgmės, dėl to išbėgo tokios pusiau stabdžių skystis, pusiau rūdis. Ir šita drėgmė, aišku, gadina mūsų visą stabdžių sistemą. Toliau tikrinu, ar cilindriukas nėra visiškai užstrigęs, nes automobilis stovi nenaudojamas, neaišku, kaip buvo anksčiau. Patys matot, kas išbėgo iš suporto. Tam naudoju tiesiog suslėgtą orą, įsidedu kaladę, pučiu ir matau, kad cilindriukas juda. Jeigu nebūčiau naudojęs šitos kaladės, tai labai tikėtina, kad tas cilindriukas išskristų dideliu greičiu ir kam nors užgautų. Žiūriu, ar jisai grįžta, ar stringa. Tada išardau suporto kreipiančiasias. Ten susideda iš keletos elementarių paprastų dalių. Tai tiesiog viską išstumiu lauk ir vėliau visą tai pakeičiu naujomis dalimis. Puikus komplektas, ačiū Vyteniui. Galų gale iškrapštau tą cilindriuką, pukšt, iškrito ir apžiūriu jo paviršių. Jis turėtų būti blizgantis, be įbrėžimų ir panašiai. Šitas tikrai toks nėra. Yra keli būdai, kaip tą išspręsti. Galima pirkti naują cilindriuką ir įdėti, arba galima šitą cilindriuką šiek tiek papoliruoti su smulkiu šlifavimo popierium, nuimti įbrėžimus, padaryti gražų paviršių ir gumą turėtų sandarinti. Šitą gumą iš pirmo karto visą laiką būna sunku įdėti. Štai čia randu aš skylę, pro kurią į vidų pateko purvas, drėgmė. Čia yra priežastis, kodėl cilindriukas yra sugadintas. Nuo paties suporto reikia nuimti rūdis ir paruošti jį dažymui, ir nudažyti kažkokiais dažais, kurie gerai laikysis. Tai ką dariau su suportais, tai juos nušveičiau, nugruntavau, nudažiau, sudėjau naujas gumas, naujas kreipiančiasias, sutvarkiau cilindriuką ir jau nudažyti suportus uždėjau ant automobilio. Jeigu trumpai, tai surinkau stabdžius, pravažiavau, pasitikrinau, kaip viskas veikia visai neblogai, o vėliau pasikeitus laisvalaikio planams, nusprendžiau Golfą persivežti į naują lokaciją, kurioje jis šiuo metu ir yra, bet kurį laiką jam pastovėjus, jam vėl nustojo veikti cilindrai. Aš užpyliau kuro, nes galvojau, kad galbūt kažkas tai pavogė kurą. Užpyliau kuro, bet tai visiškai nepadėjo ir
Kol kas yra paslaptis, kodėl taip atsitiko. Tikiuosi tą išsiaiškinti kažkada tai ateityje. Seat Malaga šiuo metu yra užkonservuota žiemai. Ji laukia savo eilės arba laukia naujo pirkėjo. Neturiu didelio noro ją toliau ten restauruoti. Tai jeigu kažkas norės nupirkti, aš ją mielai parduosiu ir atsilaisvinsiu vietos. Turiu truputį kitų prioritetų. Golfo projektas tikrai neina taip, kaip aš norėjau ir trunka žymiai ilgiau, negu aš galiu sau leisti. Tai golfas eilinį kartą tiesiog patrauktas į šalį ir nesuku per daug dėl jo galvos. Visą savo laisvą laiką skiriu naujos darbo vietos įrengimui. Apie ją galėsiu vėliau papasakoti. Ir manau, kad ateities projektai būtent toje vietoje ir vyks. Taigi, ačiū, kad pažiūrėjot. Kas dar nespaudė subscribe, prašom paspauskite, tai nieko nekainuoja, o man tai tikrai daug reiškia. Labai ačiū, kad žiūrit ir pasimatysim kitose serijose.